temą tokią apie tos coacherius, healerius, teta healerius, hipnoterapeutus, psichologus, gal net ir psichiatrai gali būti. Arba šiaip kokių tai tokių, calytėliai vadinami, arba gydūnai. Nesvarbu, sakykim, tai mano kolegos gali būti. Ir dabar, jeigu tu matai tą žmogų, aš tai jau tuos dalykus kiaurai matau, aš jums galiu paaiškinti, kaip pamatyti žmogų, kuris dar yra, gal jūs netgi patys klausydami pažinsite save. Reiškia, žmogus ant jo veido yra, jisai gali nuoširdžiai kalbėti, jisai kviečia į kažkokią tai terapiją, pagalbą, bet iš jo veido matosi, kad tai yra skausmo perkreiptas veidas, tai dažniausiai nėra lygio oda, tai nėra, kad ten kaip pijokas arba kažkoks tai, rūkantis žmogus, ne, tai yra skausmo iškreiptas veidas. Ir šitas žmogus, jisai tada nuoširdžiai nori gelbėti kitus. Ir viskas yra vien tik dėl to, kad jis pats dar savęs neišsigelbėjęs yra. Kitaip sakant, neišsprendė dar savo vidinių konfliktų, pas jį yra skausmas užspaustas ir tą labai akivaizdžiai eina pamatyti. Kai nelieka ko gelbėti žmoguje, visai kitaip veidas atrodo. Kitaip žmogus jaučiasi, kitaip savijauta ir jisai tada gali visai kitokį rezultatą duoti. Bet yra variantų dalykėlis toksai, pat pas šitą žmogų, tai yra greičiausiai nelauktas vaikas atėjo į šį pasaulį ir ta visa informacija yra neperrašyta. Arba yra tiesiog žmogus nenori gyventi dėl kažkokių kitokių priežasčių, kas po to nutiko, jeigu gimė ir toksai, kuris buvo lauktas. Šitą bazinę informaciją labai žiauriai jūsų likimą įtakoja. Ta būtina perrašyti. Jeigu jautiesi blogai ir tau niekas nebepadeda, rašykis į nemokamą konsultaciją, aš tau parodysiu, kas tą daro, kaip tą. Vat kai ten žmogų įvedi, jūs tiesiog toj vietoj, kur kūdikėlis mažas atėjo pas mamą iščius ir jeigu jis pamatė tokią informaciją, kad mama išsigando, jinai nepasiruošusi tam vaikui. Ten tėvas, sakau, pimpavo po kaimą paleidęs laksto, net neaišku, kuris jie ten ves neves ir iš viso ar myli ar ne. Išgastis, ką žmonės pagalvos, ką kaimynai pasakys, taip toliau, kokia tėvų reakcija, tos mamos reakcija. Šitas vaikas mažas kaip kempinį įsisiurbė, jis mato, kad jis yra čia problema, ateina į šį pasaulį problema. Ir paskui toksai žmogus užaugęs, jisai eina į tas psichologijas, psichiatrijas, į hipnoterapiją, nesvarbu, į kažkokias tas praktikas, ieškodamas, kaip savo padėti. Bet tai yra pasaka be galo, kol pačio neišgydai, reiškia nesutvarkai to vidinių tų programų žmogaus. Ir aš per tą praėjau. Ir aš toksai buvau. Ir gyventi nenorėjau daugybę metų. Ir susiraukęs buvau. Dar daug kas dažnai sako, kad tu čia veidas toks rimtas, taip toliau. O kaip tu gali būti nerimtas, jeigu tu gyventi nenori visą gyvenimą, kuris buvo prieš tai? Tu negali džiaugtis, kaifuoti, jeigu tau reikia generuoti didžiulę savo gyvybinės energijos dalį, kad tu galėtum užslėpti tą informaciją nuo pat savęs savo meluoti, kitaip sakant. Tai nėra tiesiogiai, kad žodžiais aš savo meluoju. Ne, tu net to nesupranti, kad pas tavį yra tokia informacija, kad tu esi čia vapšė klaida šitam gyvenime. Ir pas tavį nesiseks nei mokslai, nesiseks tavo kažkokie uždarbiai, greičiausiai bus alkoholizmas, rūkymas, tai pasiekmės gali būti tokios tos blogos savijautos. Arba antidepresantai, kažkokios lėtinės ligos ir vėžiai ir taip toliau. Čia praktiškai labai didžiulė dauguma jūs esate neplanuoti, todėl kad, taip kaip mūsų valdžia ir dabar planuoja, kad reikia daryti diskotekas, dar reikėtų nemokamą alkoholį duoti, tada bus dar daugiau tokių nelaimingų žmonių šiam pasaulyje. Tai va, nori, registruokis nemokamą konsultaciją. Jeigu nori kažką keisti, nenori, tai nereikia. Aš čia ne šiaip savo, reiškia, yra tikslas parodyti žmogui, kad galima išeiti iš to.
jeigu norėsi. Nenorėsi, tai ne mano reikalas. Gali toliau kentėti, būti auka ten, depresuoti, taip toliau. Vaikščiot ranką atkišęs ar atkišus. Iki.